atpalaiduojanti vakaro rutina arba evening reset. Sveiki atvykę į Drogo kanalą. Aš esu Darija ir šiandien noriu pasidalinti savo vakaro rutiną, kuri padeda man atsipalaiduoti ir pasiruošti miegui. Vakaras tai laikas, kai galime skirti laiko savo, atsipalaiduoti ir pasirūpinti savo grožiu. Nes iš tiesų po ilgos dienos, pilnos darbų ir įsipareigojimų yra labai svarbu skirti laiko atsipalaidavimui, nes jis padeda sumažinti streso lygį, pagerina nuotaiką ir bendrą savijautą. Mūsų kūnas ir protas reikalauja poilsio, kad galėtų atsigauti ir pasiruošti naujai dienai. Todėl vakaro rutina yra ne tik apie grožį, bet ir apie mūsų emocinę sveikatą. Taigi nuo ko prasideda mano ritualas? Aišku, pirmas dalykas, kurį padarau, tai persirengiu į savo mėgstamiausią pūkuotą chalatą. Tada aišku uždegu žvakę ir nusivalau veidą nuo visų nešvarumų ir makiažo likučių. Kai veidas yra švarus, tai reiškia, kad laikas kaukiai. Ir labiausiai aš dievinu lakštinės veido kaukės. Teko išbandyti jų labai daug įvairių ir galiu drąsiai jums rekomenduoti išbandyti Med-Bee. Nes tik tai pažiūrėkit, koks yra platus jų pasirinkimas. Skirtingi aktyvūs ingredientai, skirtingi poveikiai, žodžiu, kiekvienas ras savo tinkamą kaukę. Kaip jas naudoti? Iš tiesų naudojimas yra labai paprastas ir patogus. Kaukę dėkite ant švarios tonizuotos odos ir palaikykite apie 20-30 minučių. Taigi, kuri kaukė ką daro? Kaukė su granato ekstraktu draikina ir maitina odą. Taip pat skatina kolageno gamybą, mikrocirkuliaciją ir padeda apsaugoti nuo UV spinduliuotės poveikio. Kaukė su vitaminu C dėl savo antioksidacinių savybių skaistina ir stangrina odą. Kaukė su arbatmedžiu pasižymė antibakterinėmis savybėmis, todėl labiausiai tinka į riebumą linkusiai odai. Taip pat Med-Bee turi veido kaukę ir su sraigių mucinu. Šis ingredientas ne tik ypatingai drėkina veido odą, bet ir lėtina senėjimo procesus. Kaukė su medumi drėkina ir lygina odos atspalvį. Ir taipogi medaus ekstraktas pasižymi senėjimą lėtinančių poveikių. O kaukė su kolagenu ne tik drėkina, bet ir glotnina odą. Kolagenas atlieka svarbų vaidmenį odos atsinaujinimo procesuose, padeda atstatyti odos drėgmės balansą ir paskatina mikrocirkuliaciją. Veido kaukė su alavijais yra papildyta aminorūgštimis, mineralinėmis medžiagomis bei vitaminais. Ji drėkina ir sulygina veido toną. Na ir pabaigai turime veido kaukę su hialurono rūgštimi, kuri padeda atstatyti odos drėgmės balansą. Veido kaukę aš renkuosi dažniausiai pagal tai, kaip jaučiu, ir tą vakarą pasirinkau veido kaukę su sraigių mucinu. Beje, tai yra vienas populiariausių ingredientų korėjietiškoje kosmetikoje. Lakštas tikrai labai gerai priglunda prie odos ir galima laisvai judėti, kas yra tikrai labai didelis privalumas. Aišku, svarbu nepamiršti ir apie lūpų priežiūrą. Tam man labai patinka naudoti lūpų kaukės. Turiu dvi skirtingas iš Med-Bee, kurios man tikrai labai patinka. Viena yra su tuberoza, o kita su persikų žiedais. Aš kol kas naudoju su persikų žiedais. Ši intensyviai drėkinanti lūpų kaukė yra malonaus saldaus persikų žiedo aromato. Ji padeda apsaugoti lūpas nuo dehidratacijos, mažina smulkias raukšleles, šerpetojimus, skatina ląstelio atsinaujinimą ir suteikia prabangaus žvilgesio. Lūpos atrodo natūraliai putlios ir įgauna švelniai rausvą spalvą. Tai dienos eigoje galima naudoti kaip lūpų balzamą, aišku, jeigu užtepsite tokį plonesnį sluoksnį, o vakare galite užtepti storesnį sluoksnį ir palikti per naktį. Taip ši priemonė veiks kaip naktinė lūpų kaukė. Tai štai mano vonios ritualas yra baigtas. Vonios, bet ne vakaro. Todėl keliauju į virtuvę pasidaryti savo mėgstamiausios atpalaiduojančios arbatos. Šią arbatą parsivežiau iš Turkijos, pirkau turgelėje ir iš tiesų man jį labai patinka ir tikrai veikia atpalaiduojančiai. Pats tas po neramios dienos. O kai arbata yra paruošta, galima jau keliauti į miegamąjį. Labai mėgstu visokius kvapus, kaip jau matėt, vonioje turėjau žvakę, o miegamąją mėgstu naudoti smilkalus. Man jie padeda sukurti tokią jaukią atmosferą, primenančią spa. Beje, šį kartą naudojau sandalo kvapą. Labai man patinka. Ir iš tiesų man tokia atmosfera primena kokią nors šventyklą. Nors taip ir turėtų būti, nes namai yra mūsų sielos šventykla. Bent jau aš taip manau. Na, o dabar laikas iš tiesų atsipalaiduoti. Noriu priminti, kad Med-Bee priemonės rasite Drogos parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek internetinėje. Tikrai vertos dėmesio priemonės. Noriu Jums padėkoti, kad pažiūrėjote šį video iki galo ir kviečiu pasiekti mus socialiniuose tinkluose. Tai būtų Facebookas, Instagramas, YouTube'as ir TikTokas. Visur esame kaip Drogas Lietuva. Tai iki kitų kartų.